Tuo metu, kai prie mūsų automobilio plušėjo ir avarijai jį ruošė ADAC žmonės, geležinių spąstų komanda skendo monologuose ir dialoguose dėl to, kas turėtų įvykti. Pirmą kartą BMW trečiuką apžiūrėjo ir kartu su mumis atvykę technikos ekspertai. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos specialisto Ramūno Vėlavičiaus teigimu, pirkdami nebrangius nuo 5 iki 10 tūkstančių litų kainuojančius automobilius, paprastai žmonės net nekelia daug klausimų apie mašinos praeitį. Jei žmogus surinkta iš gabalų auto Frankensteiną įsigyja be jokios serviso knygos ir patiki pardavėjo pasakojimu apie tai, kad juo važinėjo seneliai į bažnyčią, o mašinos ligos istorija per langą išpūtė vėjas, tik rimtesnio remonto metu pradeda lysti šiurpūs dalykai. Perkant automobilį, net magnetai ar dažų storio matuoklis ne visais atvejais gali padėti. Specialistas taip pat pridūrė, jog paslėpti pjovimus, virinimo siūles ar tiesinimo ženklus geram meistrui nėra sunku. Kai kuriais atvejais pastebėti klastotes, kad automobilis nebeturi saugos oro pagalvių, kad jo pagrindinės konstrukcijos buvo tiesintos, pjaustytos ir virintos, iš tiesų be galo sudėtinga. Tam padeda įvairios medžiagos, kurios einant laikui pamažu pradeda slėpti remonto pėdsakus automobilio apatinėje dalyje. Ten, kur regis gerai žiūrėti galima daugiau dalykų – suvirinimo ar glaistymo pėdsakus, poguminiais tarpikliais, polimerinėmis detalėmis, kilimais ir kitais dekoro elementais paslepia pats automobilis. Jisai gali būti taip, kad jis neturės jokios istorijos ir tu net nematysi tų dalykų ir nežinosi. Kol nepateksi į eismo įvykį arba kol, sakykime, kažkokio kito remonto metu, kai jau bus reikalingas išardymas, išimsi vidinius apmušimus, tarkim, sėdynės, lenkščio andeklus ir tada pamatysi, kad pasirodo jisai suvirintas, sukliopintas iš dalių yra, ar ne? Paslėpti tokius dalykus yra labai paprasta, ypač kai yra tokių polimerinių andeklų, polimerinių detalių, apdailinių, kad ir, tarkim, čia, sakykime, tos pačios sandarinimo gumos, ar ne, kaip pasakys, sandarinimo detalės. Tarpai tarp jų yra minimalūs. Jeigu čia bent jau minimaliai pastangų, kaip pasakyti, parodyti, įdėti, nušlifavai siūles virinimo, paglaistei, uždažiai ir čia, kaip pasakyti, toje vietoje nieko nematysi. Apačioje lygiai taip pat, paslenkščio andeklų padarei, o čia vėlgi yra polimerinė dalis. Tai kiek to atviro slenkščio lieka, ar ne? Padarai, kaip pasakyti, tuos dalykus ir turgui net kreipsi dėmesį. O skarda, kaip ir sakiau, tai yra panelis, kuris iš išorėje yra. Panelį pakeis naują. Ir praktiškai, kaip pasakyti, nerdant šansų pamatyti tuos dalykus yra nedaug, jeigu profesionaliai padaryta. Neretai žmonės perkantys naudotą automobilį gilinasi į aiškiausiai matomą saugos elementą – oro pagalves. Tačiau mažai kas pagalvoja, jog ne ką mažiau svarbi yra sveika automobilio konstrukcija, kurios atstatymą geležinių spąstų projekto komanda pamėgino parodyti visame kabutėse gražume. Neveikiančią oro saugos pagalvę užmaskuoti yra kur kas paprasčiau nei grubius kėbulo pažeidimus ir remonto pėdsakus, tad daugiau dėmesio galbūt vertėtų skirti būtent geležiai, nes avarijos metu smūgio jėga ji pasitinka pirma. Prieš paskutinę BMW kompakto atodūsio akimirką komentavo Transextos ekspertas Ramūnas Vėlavičius. Matom, mes tik tai dabar ir įpratę esame matyti vieną pagalvę. Saugos pagalvę, kuri kaip sulaikymo įtaisas yra jau keleiviui, kuri išsiskleidžia, ne oro pagalvė. Bet realiai automobilis turi dar kitą pagalvę, kuri taip ryškiai nesimato. Tai yra tam pačiam kėbulė, rėmė, kaip pasakyti, integruotas sektorius, kuris atlieka tą pagalvės funkciją, kuris sugeria smūgio energiją. Ir sugerdamas tą smūgio energiją, ją nuima nuo keleivių, nuo vairuotojų. Ir suvirinimo aparatų galima nužudyti tą pagalvę. Suvirinimo aparatų galima nužudyti. Jeigu mes ten privirinsim armatūros, įdėsim galų gale. Sustiprinsim stipriai. Tai į tą pagalvę jau galima atkreipti dėmesį. Ir šitą pagalvę, ta priekinės dalies, ar ne, jau tikrintojo, ar ekspertizės metu, ar sakykime, kažkokios pagilintos apžiūros metu, jau jinai gali būti identifikuota. Ir ko gero, jinai yra netgi svarbesnė negu, kaip pasakyti, ta elektroninių būdų valdoma oro pagalvė. Nes pirmiausia, jinai smūgį paima, sugeria. Lygiai taip pat variklio, kaip pasakyti, kronšteinai, kur atrodo, tai sustiprinau tą kronšteiną, ar ne? Pagerinau savybės, ar ne? Nes gamintojas kažkodėl padarė jį per silpną. Bet ar visą laiką pagalvojama, kad galbūt tai padaryta yra nebereikalo? Tas kronšteinas daromas specialiai tam tikro stiprumo, kad smūgio atveju jisai vėlgi lūžtų ir variklis lįstų po automobilio apačią, kad jis nepareitų į saloną, kaip pasakyti, ar ne? Va tokiu būdu vėlgi vyksta tas energijos sugerimas ir tas variklio kronšteinai visą perstumimą vėlgi veikia kaip pagalvė tam tikrą prasme, ar ne?
kažkodėl pas mus visą laiką yra bandoma akcentuoti tuos dalykus, kurie jau geriausiai yra matomi, tas saldainio popierėlė, ne? Bet ir labai sureikšminam tą saugos oro pagalvę. Realiai tai reikalinga būtų sureikšminti kitus dalykus, kurie tikrai gali būti matoma ir kur, sakykime, tie netinkamas remontas, pažeidimai gali būti identifikuojami. Tai aš būčiau linkęs manyti taip, o saugos oro pagalbę pamatyti, nustatyti, kad jinai veikia ar neveikia, jeigu jinai profesionaliai užmaskuota, tai dažniausiai yra neįmanoma, kol tu jos neišimsi. Aikštelėje ar turguje visos mašinos neišlukštensi. Daugelis žino, jog galimybės patikrinti kėbulą mašinai stovint ant žemės yra minimalios. Joks pardavėjas neapsidžiaugs, jei paprašysite nuimti stogo apmušalą, plastikinius ratų arkų gaubtus ar dugno kilimą. Paprasčiausiai niekas neleis to daryti ir įnoringas klientas pardavėjo bus pasiųstas visiems žinoma kryptimi. Lygiai taip pat ir ekspertas. Tiek galimybių identifikuoti automobilio remonto kokybės neturi, sakė Ramūnas Velavičius, kai tema pasisuko apie veikiančio filtro įtartiniems automobiliams sukūrimą šalyje, kad panašūs auto Frankensteinai tiesiog neišvažiuotų į mūsų gatves. Vienintelė išeitis kol kas – saugaus eismo automobilių keliais įstatymas reikalaujantis uždrausti eksploatuoti avarijose smarkiai aplamdytas mašinas. Tas pats kontrolierius ar ekspertas, ką mes be paimsim, ar ne, jisai turi ribotas galimybės prieimo prie tam tikrų konstrukcinių dalių automobilių, ar ne? Ir kad mes ir šitą automobilį, jeigu nagrinėtume, jeigu žiūrėtume, taip, ką mes matom čia, mes matom stogą, taip? Ir visi įsivaizduom, kad yra stogas, viskas, ar ne? Realiai, taigi po to stogo yra visas karkasas, kuris atlaiko visas apkrovas, ar ne? Ir būtent karkasas saugo tą keleivį ir vairuotoją, sakykime taip, nuo sužalojimų, nuo deformacijų, kad tas deformacijas atitinkama kryptim orientuotų, nukreiptų. Tai dabar toks automobilis atvažiuoja, kaip pasakyti, pas kontrolierių arba ekspertą. Tai ką jisai nulups, kaip pasakyti, stogo panelį? Ne, jis negali nulupti to stogo panelį. Vėlgi, jisai tikrai negali ardyti viso automobilio, sakykime taip, kad išardysi, nuimsi tą patį apmušimą, ar ne? Po surinkimo didelė tikimybė, kad bus pažeistas kažkoks laikiklis, kaip pasakyti, bus pažeista kokį tai, Atsiras pretenzijos. Taip, atsiras, kaip pasakyti, čežėjimas važiuojant, klibėjimas, taip toliau, tai kas imsis ant savo galvos tokią riziką ir kas norės, kaip pasakyti, daryti tokius darbus. Reikalas yra slidus, tai jeigu būtų galimybė šitą dalyką, specialistui priejus per valandą, per dvi, kaip pasakyti, nustatyti, kad, yra neleistini remontai, ar ne, tai tokiu atveju, kaip pasakyti, nereikalinga būtų taikyti automobilių po eismo įvykio draudimo grįžti į eismą, ar ne, kas yra taikoma didžioji dalykai, pasakyti, išsivyščiusių šalių, ta prasme, ir Prancūzijoje mes tą dalyką turim, ko gerai, ta pati Vokietija taikyti tokius draudimus, taip, tai kodėl tas yra daroma? Todėl, kad ekspertas negali 100%, kaip pasakyti, atsakyti klausimą, ar po remonto tas automobilis, kaip pasakyti, jisai yra toks pats saugus, koks buvo iki eismo įvykio, ar ne? Konstruojant automobilį, gaminant jį, kaip pasakyti, nustatant sujungimo būdus ir visą kitą, gamintojas jau atlieka begalę bandymų, ar ne? Tai kodėl tie crash testai yra atliekami? Todėl, kad neįmanoma viską, sakykime, vertinti ir suskaičiuoti, taikant šiuolaikinių skaičiavimo modelius netgi, ar ne? Yra diskutuojama ir kiek man žinoma aukštesniam lygmenį, kad vis tik reikalinga būtų imtis tam tikrų priemonių, jungti tam tikrus mechanizmus vertus, kad būtų apribotas patekimas į rinką, grįžimas atgal į kelius tų transporto priemonių, kurios eismo įvykio metu buvo apgadintos tikrai stipriai ir dėl kurių saugumo jie suremontavus galėtų kilti rimtesnių abejonių. Savo nuomonę apie automobilius Frankensteinus išdėstė ir Lietuvos draudimo transporto žalų vadovas Marijus Raliūga. Draudimo bendrovė privalo drausti transporto priemonę, jei jos judėjimas keliais nėra uždraustas įstatymu. Tačiau žmonės plačiau turėtų galvoti apie tai, kas iš tikrųjų yra svarbu – draudimo išmoka ar sveikata ir gyvybė. Žinoma, daug ką išspręstų, jei žmonės rinktųsi naujus automobilius, tačiau puikiai suprantu, kad kol kas naują transportą įperkančių Lietuvoje nėra daug, dėstė draudimo verslo praktikas. Iš principo, prieš apdrausdami transporto priemonės mes tokios apžiūros kaip ir neatliekame. Iš principo stengiamės tik tai kažkurius segmentus apžiūrinėti. Tikrai tai išskirtinai apžiūrinėjame Amerikos rinkoje buvusios transporto priemonės, nes, kaip nepaslaptis, iš Amerikos dažniausiai automobiliai į Lietuvą atkeliauja po dažnai itin stiprių eismo įvykių. Tai realiai taip, mes matome tokių automobilių, dažnai matome, kad buvo tiesiog atlikinėtas remontas,
Tikrai tai yra situacija tokia, kad ekspertas tai yra žmogus, kuris gali pabandyti nustatyti, dažniausiai jis mato tik tai patį, kad buvo atlikinėtas remonto faktas. Tačiau ar remontas buvo atliktas kokybiškai ar ne, tą pasakyti dažnai yra tikrai labai sudėtinga. Nes iš principo reikėtų ardyti automobilį, bandyti žiūrėti, kaip vis dėlto buvo sutvirtintos visos jo, sakykime, karkaso dalis. Tai realiai vienintelis dalykas, tai kad žmogus iš principo rizikuoja savo gyvybę, važinėdamas tokiu automobiliu. Dažniausiai žmogui yra labai sudėtinga tokius dalykus nustatyti, nes kaip mes matome ir šio automobilio atveju, tai šiuo atveju mes tiesiog neslėpėme jokių sugadinimų, viskas matosi, kas buvo remontuota. Tačiau norint, įdedant pakankamai nedaug pastangų, bet koks meistras galėtų paslėpti taip, kad tikrai yra gana sudėtinga atskirti žmogų neturinčių specialių žinių, tai jau reikalinga ir tiek specialios žinios, tiek reikalinga speciali įranga. Galų gale reikalingi tie patys dažų glaisto storio matuokliai, kad galima būtų nustatyti patį remonto faktą. Nes vis dėlto Lietuvos rinkoje dominuoja seni automobiliai, reikia atsižvelgti ir į žmonių perkamąją galią, tai tokiu atveju tikrai vis dėlto reikėtų prieš įsigijant automobilį, su atitinkama kvalifikacija turinčiais asmenimis pasitikrinti bent jau, ar automobilis buvo remontuotas ar ne. Bet ar nereikėtų pagalvoti galbūt apskritai kažkokius tai filtrus, galbūt valstybiniam lygmenyje, kad į eismą apskritai negalėtų patekti tokie automobiliai Frankensteinai? Be abejo, tikrai turėtų būti tokios patikros, nes automobilis neturėtų perėti nei techninės apžiūros, nei aplamai jisai neturėtų vis dėlto būti priregistruojamas Lietuvos Respublikoje, jeigu jo remontas yra atliktas nekokybiškai.